Automobilių pramonės ateitis yra elektra, o elektromobilių technika yra labai svarbus užtikrinant, kad mūsų keliai taptų ekologiškesni. Elektromobilių technikas yra atsakingas už šiuolaikinių elektrinių transporto priemonių, kurios keičia automobilių pramonę, remontą, aptarnavimą ir priežiūrą. Elektromobilių technikas atlieka visapusišką elektromobilių priežiūrą, nuo akumuliatorių diagnostikos ir remonto iki transmisijos sistemų ir įkrovimo sistemų patikros. Šiam darbui reikia pažangių technologinių žinių ir dėmesio detalėms, nes kiekvienas remontas turi atitikti aukščiausios saugos ir kokybės standartus. Elektromobilių technikų paklausa sparčiai auga, nes vis daugiau žmonių ir įmonių renkasi elektromobilius. Vidutinis darbo užmokestis šioje pramonės šakoje svyruoja nuo 45 tūkstančių iki 75 tūkstančių JAV dolerių per metus, o besikeičianti darbo rinka užtikrina stabilų užimtumą ir augimo galimybės. Pasirinkti šį karjeros kelią – tai investicija į ateitį ir galimybė dalyvauti ekologinėje revoliucijoje. Siekiant sėkmingai dirbti elektromobilių technikų, būtini šie įgūdžiai. Gebėjimas dirbti su elektros sistemomis ir akumuliatoriais, šiuolaikinio akumuliatorių diagnostika ir priežiūra yra labai svarbi užduotis. Gebėjimas dirbti su aukštos įtampos sistemomis. Dirbant su elektrinėmis pavaromis svarbiausia yra sauga. Kompiuterinės diagnostikos žinios. Pažangios diagnostikos priemonės leidžia tiksliai vertinti transporto priemonės būklę. Mechaniniai įgūdžiai ir tikslumas. Elektrinių pavarų dėžių priežiūrai ir remontui reikia tikslumo ir tvirto techninio pasirengimo. Elektromobilių technikas – tai profesija, kurioje aistra automobiliams dera su aplinkos apsaugos misija. Dirbant šį darbą suteikiama galimybė įgyti į ateitį orientuotą profesiją, kuri daro įtaką ekologiškai transportui ir mažina išmetamų teršalų kiekį. Prisijunkite prie automobilių technikų komandos ir paremkite švaraus transporto ateitį. Rinkitės profesiją, kuri naudinga jums, aplinkai ir visai visuomenei.